Nusiraminam. Visi nusiraminam, tu nusiramink, ir Rolandai, tu nusiramink, viskas yra gerai. Tai tavo drama, žinai, drama lovai. Kodėl vaidinote idealią šeimą, jeigu iš tikrųjų abu sėdėjo tiesiog šūdo krūvoje? Ką čia klausti, Rolandai, nesąmonės? Nežinau, man atrodo, gal čia tie klausimai buvo skirti jaučiu Laurinai. Sadaičiai. Ar tu nesijauti blogai, kad jis apgaudinėjo tave su kitom moterim? Bet žinai, Ronaldas, negalima klausti klausimų, kai jis yra šalia, irgi geras esi. Senė, aš duodu štuką eurą, kad greičiau išeitų. Kas čia buvo daug? Normaliai bendravom. Nieko asmeniško, ta prasme mes apie Ronaldo kalbėjom, su tavim nieko, viskas tu šaunuolis. Tu savo kiekvienas prisideda. Ir dar filmuoji, tai čia viršūnė jau. Sveiki atvykę į Nešvankį YouTube kanalą ir šiandien sužinosit apie neegzistuojančią laidą Nepatogus klausimai su... Ronaldo, paprasčiausiai Ronaldo. Tai bėkit. Nu ką, privirėm košės, ne? Tai pamatysit šiame video, o dabar nuo pradžių. Šiame YouTube kanale galėjot matyti, kaip apgavom žiniasklaidą su kurjerio muštynėm ir patikrinom tiesiog jų budrumą. Nufilmuota, kaip Vilniuje susipešta Bolt ir Volt maisto kurjeriai, sviedė krepšį su klientų maistu ir apsistumdė. Tada keliavom prie influencerių ir nusintėm jiems žvakutę, kuri nelabai kvepėjo, o sakėm, kad tikrai ji labai skaniai kvepia. Tai čia buvo patikrintas gal šiek tiek ir sąžiningumas influencerių. Kaip mažas deserčiukas ir ši žvakė įkvepianti tuo, kad uždegus ją kvapas juntamas toks, kokio tikriausiai seniai dar neregėjote. Ir dabar sugrįžtam su nauju projektu. Tai šiame video norim įsiaiškinti, ar lengva apskeminti Lietuvos žmonės. Nu, mano mėlis sekėjėlį prikarksėjot. Kur varysiu filmuotis? Tad galėsit užėjti pas mane Instagramo story, užduoti mane patogių klausimų. Turiu vieną laidą įsiųsti vieną video. Mane paprenkino dėl tos vienos laidos. Noriu su jumis pasidalinti vieną tokią, sakyčiau, nuotaikingą istoriją, į kurią, galima sakyti, papuoliau ir aš. Tai schemą pasirinkom paprastą, nebandysim išviliuoti nei pinigų, nei kažką įžeis, net nebandysim. Ne, žemė nenorim, nieko, absoliučiai. Paprastai, tai neduokit į teismą. Nu, kad mane apgautų kažkokie aferistai, už tokius pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Šiame video, kaip ir minėjau, kad nereikia mums pinigų. Tai mes norim gauti tiesiog vaizdo įrašą, kas nėra labai sunku. Atsiūs savo noru. Tai mums reikia tiesiog sugalvoti priežastį, kodėl tie garsų žmonės galėtų mums atsiųsti video. Ir aš dabar galvoju apie vieną laidą, kuri neegzistuoja, aišku. Nepatogus klausimai su Ronaldo. Taip, tai galbūt atvažiuos, galbūt neatvažiuos, nieks nežino. Mums reikės netikro pašto. Naudosim gmail.com paslaugom. Garsiausiai, tai jeigu jums parašo iš gmail.com, tai pasitikrinkit, ar tikrai ta įmonė, tas brandas turėtų rašyti iš tokio pašto. Tokie brandai didelės įmonės turi tikriausiai savo puslapio paštą, tai info@įmonės pavadinimas.lt. Bet dabar ne apie tai. Dabar mes turim jau paštą. Susikūrėm gražiausią paštą Lietuvoje. Bet dabar mums reikia susikurti laišką. Tai viską gražiai susidėliojam, kad vis tiek atrodytų įtikinamai, bet pakoreguojam kažkurios žmonės gal. Taip, ir įveliam porą klaidelių, kad žmonės, kurie skaito įdėmiai laišką, pamatytų, kad čia kažkoks jau laiškas tikrai netikras. Sveiki, Petrai. Norime pakviesti į nepatogių klausimų su Ronaldu M laidos filmavimą. Tai va, tiesiog atsiųskit savo trumpą video prisistatymą į transfer.com nuorodą, kad gautume geros kokybės vaizdo įrašą. Taip, ir pasirašo neegzistuojantis žmogus, kuris, jeigu paieškosit Google sistemoje, nerasit tokio nei su žiburiu. Paminėsim, jog žmonės, kurie atsakė šį laišką, sutiko, jog jie filmuosis šitoj laidoj. Jeigu esate šitoj laidoj, jūs negalit pykti, nes jūs atsakėt į laišką. Gerai, tai išsikeliam reikalavimus žmonėms, kuriems rašysime. Kokios turėtų būti taisyklės? Aš nesiūčiau žmonėms, kurie jau buvo toje egzistuojančioje laidoje, rinkčiaus, kurie nebuvo, bet labai norėtų. Taip, tada antras punktas, manau, būtų labai svarbus, kad žmogus turi būti jau tiek žinomas, kad būtų įmanoma, kad jį pakvies. Nes jeigu rašysime žmonėms, kurie nėra tokie garsus, aš manau, kad jau pasimautų ir sakytų, ar tikrai mane galėjo pakviesti. Pavyzdžiui, ar tave galėtų pakviesti. Sunkiai dėl to mes ir darėm pradžiai savo išdaigą. Jo, tai gausit ir jūs tokį patį pasidaryti video, žinokit. Mes tikrai nesam nusiteikę prieš juos. Tai atsitiktiniu būdu, ką turim su followeriais, 50 000, 20, 30, 7. Daug visokių. Pasižiūrėjom, kas apie kažkokius straipsnius yra parašytas, dar kažką.
ir siunčiam tada jau visiems. Mes laukiam atsakymų ir galbūt netgi vieną žmogų norėsim pakviesti į laidą. Tačiau staigmenėlė. Jeigu kas nors nesate susipažinę su nepatogių klausimų konceptu, tai dalyvis, influenceris atsiunčia savo video, prašydama žmonių nepatogių klausimų laidos vedėjui ir šis įsikelia į savo Instagram kanalą. Kadangi mes tai padaryti negalėjom, mes paprašėm influencerių šiuos video įsikelti į savo paskyras, kas gal šiek tiek jau ir keista turėtų. Keista, jau kažkiek red flagai turėtų išlysti. Ir čia turim pirmą žmogų, labai didelį, kuris įsikėlė į Instagram story ir pasirašė. Ask me questions. Ir taip pat įsikėlė į TikTok paskyrą, kur sulaukė daugybę klausimų. Ir šis žmogus nėra paprastas žmogus. Šito žmogus yra džiunglių žvėris. Rolandai, ar gali pristatyti šitą žmogų? Kažkas viršilas, kažkas... Ačiū tau. Dabar žiūrim jo video. Sveiki visi, esu Remigijus Viršila. Taigi gavau pakvietimą į nepatogius klausimus. Tikiuosi užduosit man nemažai klausimų ir aš juos visus jums nuoširdžiai atsakysiu. Po šito video galvojom, tai gerai, mums reikia dar kažkokio didelio... Mes galim viską padaryti, mes kalnus galim nuverti. Ir tada siunčiam vienam žmogui. Rolandai, gali vėl pristatyti? Kažkokia mergaitė, kur buvo pas mus podcast'e, nelabai atsimenu, aš nenoriu sumeluoti vardo. Ačiū labai. Aš dar pridėsiu, kad čia yra tiesiog karščiausia Lietuvos moteris realiai, ne? Taip, ir aš dar, tarp kitko, norėjau pakviesti pasimatymą, bet TikTok paskyroj pamačiau, jog į pasimatymą gali pakviesti žmonės tie, kurie padovanoja liūtą. O pas manęs pinigėlio tai nėra ir liūto nelabai. John! Ačiū! Adriu, ačiū! Opa! Influenceriai įsikėlė pas save į Instagram Reels ir ten sulaukė 300 klausimų. 300 klausimų. Sveiki visi! Kas mane sekat iš seniau, žinot, kad seniau buvau gan populiari youtuberė, kad esu atlikėja, tiktokerė, influencerė, ten belekiek karjerų turiu internete. Mes dabar jau esam ant bangos, ar gali kas nors sustabdyti? Kas bangos? Kas sakė? Tai kas ant bangos? Mes ant bangos. Kas ant bangos? Ir tada mes pajutom galę. Mes galim kalnus nuversti. Konvejerius siunčiam laiškus. Ir šitam influenceriui. Dalyvausiu pas Rolandą laidoje nepatogus klausimai. Taigi, jeigu kažko norite manęs paklausti, klauskite. Ir tam! Sveiki, norėčiau paprašyti jūsų, mėly žiūrovai, kad užduotumėte man intriguojančius, buitiškus ir šiaip gardžius ir įdomius, nepatogius klausimus. Ir va tą! Kviečiu užduoti man klausimus, kokius tik širdis leidžia. Būtų fainiau, kad pasiknistumėt giliau ir kad klausimai būtų tikrai nepatogus. Dar tam! Sveiki, aš Igoris Jarmolenka. Kviečiu jūs užduoti man nepatogių klausimų. Visiem influenceriam! Sveiki visi. Aš esu Vytenis Partikas, plaukų stilistas, koloristas, taip pat muzikos atlikėjas. Aš esu pakviestas dalyvauti pokalbių laidoje su Rolandu nepatogus klausimai. Taigi lauksiu jūsų nepatogių klausimų man. Ir šitam dar. Sveiki, aš Artūras Orlauskas. Manau, kad daugiau čia prisistatinėti kaip ir nereikia. Tai laukiu iš jūsų su nekantrumu nepatogių klausimų. Čia liūdniausia. Ir tada grįžtam prie didžiausios Lietuvos influencerės. Čia neoficialiais duomenim, aišku. Šeštadienį parašom laišką. Ar galėtum sudalyvauti laidoje jau šį sekmadienį? Jo, tai Nedas buvo pasiruošęs net kostiumą nusipirkęs. Buvo gėlyčių nupirkęs. Ir aš pasakysiu jums vieną dalyką, ko niekas nežino. Buvo paruošęs net vakarienę. Nu toks jau aš. Bet tada atėjo lemtingas sekmadienis. Galbūt dabar jau nelaukti sekmadienį. Tada pradėjo viskas slysti iš po kojų. Gavau laišką iš influencerės, jog, man atrodo, jūs apgaudinėjat. Ir tada iškilo klausimas, o iš kur čia, kodėl taip šovė į galvą? Taip gražiai bendravom, mes realiai savaitę laiko bendravom ir dabar tipo viskas, nieko nebedaro. Šitie jausmai išblėso. Tada pamatom kažkokią laidą iš kažkur nepatogus klausimai su Rolandu. Jau su Rolandu. Jo. Jau ne Ronaldo. Ir toje laidoje matote va šitą ištrauką. Man tik tai keista buvo,
kad dabar kažkas susikūrė e-mailą, nepatogus Delfi klausimai kažkokie, ar kažkoks Delfi nepatogus, tipo, ir siuntinėja visiems e-mailus ir kviečia į svečius. Ir jisai prisigavo ant to. Šiaip pasakysiu jo, jeigu kažką žiūrit laidą ir jums ateis toks e-mailas, žinokit, aš nerašau iš jokių e-mailų, neturiu jokio, jeigu aš rašau tiesiogiai. Ir viskas. Ir tada sulaukiam jau ir storių, ir laiškų nekokių. Ir tiesiog daug negatyvių emocijų. Aš suprantu juokus, kai pavyzdžiui, influenceriam išsiuntinėja žvakės, kurios nekvepia ir jie ten uosto ir gėris ir sako, koks nuostabus kvapas ir iš to yra daromas baris. Bet nesuprantu vieno, kaip galima apgaudinėti žmonės. Aš pagalvojau, žinai, gal čia neturiu aš laiko, aišku, tasyti čia su kažkokiais debilais, bet gal reikėtų tikrai vieną kartą paimti normaliai patasyti. Tai pradėjom gauti vieną po kitą laiškus. Oi, kaip jūs čia drįstat, jūs melai. Didžiausias priešai. Tai aš nežinau, pakalbėkim gal apie moralą. O moralas paprastas. Ką reikėtų tikrinti? Tai faktus, paprasčiausiai faktus. Nuo L pašto. Tada einam žemyn, tikrinam, ar gražiai parašytas laiškas, ar nėra kažkokių klaidų, kažkokių įsivėlimų, gal šiaip tiesiog labai nekokybiškai parašyta. Nes jeigu kas nors kreipiasi jūs, tai kreipsis kokybiškai dažniausiai. Taip, parašys ir vardą teisingai, ir laidos pavadinimą, ir galbūt parašys pats laidos vedėjas. Tai šiame video pamatėm, jog labai lengva apskaiminti Lietuvos žmonės. Tai šį kartą viską padarėm labai paprastai, paprašydami tiesiog atsiųsti paprastą trumputį iki minutės laiko video. Įsivaizduokite, jei čia būtų pinigėliai sukaupti iš šitų žmonių. Tada jau galėtumėt gal ir kažkokį teismą mumis paduoti, aš nežinau, gal policijai parašyti. Jo, o dabar tai yra pamoka. Tai yra edukacinė laida, kuri rodo ne tik šiems žmonėms, kaip reikėtų nedaryti ir tikrinti faktus, bet ir kitiems žiūrintiems šį YouTube kanalą. Tai profesorius Deividas Rumbutis ir misteris Nedas Kyvartas atsisveikinam. Gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo, ji tau melavo, gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo.